Tam, kad įgyt daugiau žinių, išmokti finansinio raštingumo, mokykloje mokėmės išmokti žinių gyvenimiškų, toliau mokėmės universitete profesinių žinių ir finansinių žinių niekur nesimokėm, o gyvenimas parodė, kad be šių žinių negali toli važiuoti. Visą laiką domino investavimas, savo jėgom nepavykdavo galbūt tiek rasti informacijos teisingos, o čia susirenka būtent tie žmonės, kurie tai daro, su jais galima bendrauti šiom temom, galima užduoti klausimą, gauti atsakymą. Šiaip patarimų labai gerų, tai čia buvo pagrindiniai lūkesčiai surasti bendruomenę, mąstančią galbūt taip pat kaip ir mes. Noriu patekti į insiderių grupę, būti su tai žmonėm, kurie mąsto taip pat kaip aš, noriu tobulėti ir taipogi noriu išmokti sužinoti daug naujo, ko tikrai nežinau šiai dienai. Lūkesčių turiu tai susirasti partnerių, susirasti tikrai draugų ir bendrauti su tai žmonėm, kurie mąsto taip pat, nori taip pat ir daro taip pat. Didžiausia šitų mokymų vertė yra žmonės, tų žmonių panašus požiūris ir bendravimas, tas atsidūrimas kitame rate, kuris išplečia mąstymą ir leidžia į gyvenimą pažiūrėti ir į gyvenimo peripetijas kitų kampų. Man ta vertė yra mano asmeninis augimas. Ir aš tai matau ir jaučiu, bet to turiu 2 vaikus, kuriem tas žinias galiu perduoti jau nuo dabar. Ir matyt, man tai ir yra pati didžiausia vertė. Taigi, vykdykime sandorį ir paplokime vieni kitą. Taigi, padarykit sandorį. Vykdykime sandorį. Kągi, sveiki gyvi, kaip visą laiką pirmadienis 5 valanda vakaro, iš karto po darbų sveikinusi su jumis laidoje Pinigologija. Tie, kas žiūrite ją pirmą kartą, mano vardas yra Jurijus Clavas, esu Starfish Academy verslumo, finansinio raštingumo ir lyderystės ugdymo organizacijos vienas iš įkūrėjų, verslininkas, investuotojas ir mūsų Starfish Academy organizacijos misija yra padėti jums pasiekti finansinę laisvę per verslą arba investavimą ir tuo pačiu gyventi harmoningą gyvenimą. Todėl vienas iš mūsų didžiausių tikslų ir svajonių yra suburti didžiausią finansiškai nepriklausomų žmonių bendruomenę, kuri tokia ir taptų dėka to, kad jie kartu turi galimybę turėti aplinką, kur mokosi, dalinasi patirtim ir padeda vieni kitiems kurti pasyvės pajamas, kitokios kokybės pajamas, tame tarpe ir darydami bendrus sandorius. Na, o laida Pinigologija skirta Lietuvos gyventojų finansinio raštingumo lygio didinimui ir čia mes aptarinėjame klausimus susijusius su verslumu, finansais, asmeniniais finansais, investavimu. Tad jeigu turite šios klausimus, galite juos visą laiką uždavinėti ir laidos pabaigoje mes juos visą laiką atsakysime štai čia, tiesiai po video esančiame komentarų lauke. Galite užduoti klausimus ir juos uždavinėti apsimoka visą laiką dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, jūs turite galimybę atgauti atsakymą. Galbūt kažkas kitas, kas neišdrįso klausimą užduoti, taip pat jį išgirs, nes užduosite jam rūpimą klausimą. Ir trečias dalykas, jūs turite galimybę visą laiką laimėti mūsų įsteigtų prizų. Jeigu beje norėtumėt pažiūrėti ankstesnes laidas, galite nueiti į mūsų Facebook puslapį Starfish Academy Lietuva ir video skyrelėje rasti jas, arba į YouTube paskyrą ir ten nusiprenumeruoti, arba į svetainę pinigologija.lt, kur rasite sukategorizuotas visas ankstesnėsias laidas. Beje, jeigu ši gyvoji laida taip pat aktuali ne tik jums, bet ir jūsų draugams, mielai dalinkitės ją savo sienose, taip pat taginkite tų žmonių vardus, kad ir jie galėtų prisijungti ir pažiūrėti kartu su jumis gyvai. Kaip ir kiekvienoje laidoje mes aptarinėjame vieną arba kitą temą susijusią su mano minėtais klausimais. Supažindiname jūs su Starfish Academy žodyno arba verslumo ir investavimo žodyno terminais ir atsakoma į jums rūpimus klausimus. Taigi, kaip ir
kiekvienoje ankstesnėje laidoje, taip ir šiandien turime temą, kurios pavadinimas yra finansiniai instrumentai. Kasgi tai yra? O tai yra ne kas kita kaip įrankiai, kurie padeda jums įdarbinti jūsų pinigus. Ir galima jų būtų labai daug skirtingų išskirti. Mes kalbėję esame apie aktyvų grupės tokias kaip žaliavos, vertybiniai popieriai ir nekilnojamas turtas ir verslas, bet šiandien daugiau apie tos finansinius instrumentus, kurie yra būtent vertybinių popierių grupėje. Nes dažnai, kai minimas finansinių instrumentų terminas, būtent turime omeny tą fondų rinką arba turime omeny būtent vertybiniai popieriai. Taip pat paprasčiausias, ko gero iš jų žinomas yra ne kas kitas kaip indėlis banke, kuris padedate pinigus ir bankas už tai jums moka palūkanas. Deja, šiuo metu tos palūkanos yra juokingai mažas arba netgi jokios, tai yra nulis arba artimai nulį gaunate laikydami pinigus banke, todėl žinoma ne pats geriausias pasirinkimas, norint aplenkti infliaciją, bent jau kaip minimum. Yra kiti įrankiai, tokie kaip investiciniai fondai, lygiai taip pat indekso fondai, kurie yra pririšti prie vienos ar kitos šalies turimų vertybinių popierių indeksų ir bando juos atkartoti tokiu būdu, augdami tiek pat, kiek auga ta rinką arba krisdami tiek pat ir nereikalaudami kažkokių didelių žinių iš jūsų. Lygiai taip pat atitinkamai yra jau sudėtingesni instrumentai, reikalaujantis daugiau išmanimo, daugiau žinių, tokie kaip obligacijos arba akcijos. Ir štai tada atsiranda dar labiau atrodytų tokie įmantresni instrumentai, su kuriais kaip tik ir šiandien šiek tiek norėčiau jūs supažindinti Starfish Academy žodynų rubrikoje, nes tai yra vadinamosios išvestinės finansinės priemonės arba išvestiniai finansiniai instrumentai, dar vadinami angliškai derivatyvais. Finansinis instrumentas, kurio vertė arba kaina yra būtent susijęjusi su tam tikrų vertybinių popierių kaina, su valiutos kaina gali būti susieta, su palūkanų norma, su kažkokiu biržos indeksu, kaip minėjau, arba kreditingumo vertinimu, ar kitų kažkokiu kintamuoju. Kitaip tariant, jeigu supaprastinti, suprasti, kas yra išvestinė priemonė, įsivaizduokite, kad mes turime apelsiną kažkokį, kas savaime turi tam tikrą vertę. Iš apelsino, jeigu mes įspausime apelsinų sultis, tai jau yra vėlgi išvestinė priemonė iš apelsino. Jeigu iš tų apelsinų sulčių praskiesime juos šiek tiek vandeniu, gausime nektarą, tai atitinkamai bus išvestinė priemonė iš apelsinų sulčių 100%. Taigi, kaip suprantate, kuo toliau esame nuo to pirminio šaltinio, tuo labiau didesnis yra išvestinės lygis ir atrodytų, kasgi čia tokio dabar yra, o iš tikrųjų yra dvi medalio pusės. Viena pusė yra tai, kad tai yra galimybė jums išnaudoti finansinį svertą ir tokiu būdu uždirbti didesnį pelną, nenaudojant pačių bazinių aktyvų, tai yra, sakykime, šituo mūsų pavyzdiniu atveju būtų mandarino arba apelsino. Lygiai taip pat finansinėse rinkose tai yra pačios akcijos ar obligacijos ar kito bazinio aktyvo, prie ko tas išvestinis instrumentas yra pririštas. Ir iš tikrųjų, jeigu pagalvosite, nektaro galite parduoti ko gero gerokai daugiau negu natūralių apelsinų sulčių, nes jo daugiau turėsite praskėdę su vandeniu. Lygiai taip pat kaip ir apelsinų sulčių galite parduoti daugiau šiek tiek negu apelsinų pačių, taip, nes reikia gerokai daugiau apelsinų, kad padarytumėte tas apelsinų sultis, bet tai yra jau skystis, kurį galime ten išdalinti ir atitinkamai parduoti daugiau. Bet pats vertingiausias dalykas šitame visame yra ne kas kita kaip visgi apelsinas. Jeigu imtume dar toliau, tai netgi apelsinmedis, sakyčiau, yra tas pagrindinis aktyvas, kuris netgi augina pastoviai apelsinmedžius ir duoda jums pinigų srautą. Tačiau išvestinės priemonės tuo tarpu leidžia jums išnaudoti to bazinio aktyvo kaip ir tokį daugiklį ir tokiu būdu kaip svertą uždirbti didesnę grąžą, tačiau su tuo susijusi žinoma ir didesnė rizika, kadangi patys išvestiniai instrumentai savyje kaip tokie be bazinio kažkokio aktyvo jokios vertės neturi, nes jie visą laiką vienaip arba kitaip su kažkokio iš jų būna surišti. Ir dėl to, kuo didesnė yra to išvestinės instrumento, kuo didesnis yra išvestinio instrumento lygis, tuo atitinkamai mažiau ten yra paties tvariaus turto pačiame instrumente. Dėl to atitinkamai tai yra pakankamai rizikingi instrumentai, bet to reikalaujantis ir nemažai finansinio raštingumo bei išmanimo, kaip tos instrumentus naudoti. Ir dažnai todėl žmonių yra priskiriami prie tokių labai rizikingų priemonių ir vertinami kaip rizikingos. Tačiau jeigu jūs mokate naudotimis tokios priemonėmis, ką daro profesionalūs investuotojai, jų rankose štai tokios išvestinės finansinės priemonės iš vienos pusės gali tapti kaip tik pakankamai nerizikingais instrumentais, padedančiais jiems generuoti
generuoti pastovų pinigų srautą su valdoma rizika iš tokių priemonių, kur kitų būdų tas pastovus pinigų srautas būtų pakankamai ribotas. Pavyzdžiui, jeigu paimsime tas pačias akcijas. Vienintelis būdas iš akcijų uždirbti pinigų srautą yra dividendai įprastų būdų. Tačiau būtent išvestinių priemonių naudojimas ir, pavyzdžiui, padengtų opcionų naudojimas, kas būtent yra vienas iš išvestinių priemonės, kaip tik leidžia profesionaliem ir patyrusiem investuotojams uždirbti pinigų srautą, neparduodant savo turimų akcijų, bet būtent žaidžiant su pačiais išvestiniais instrumentais, pavyzdžiui, opcionų pavidalu. Kaip ir minėjau, tam reikia daugiau žinių, tam reikia didesnį išmanimo, bet sumaniose rankose tai yra būtent įrankis, kuris gali padėti jums uždirbti iš jūsų turimų aktyvų, jų neparduodant. Iš kitos pusės, būtent derivatyvai yra tai, kas pučia ekonomiką ir kaip vienas iš žymiausių pasaulio investuotojų Warrenas Buffettas yra pasakęs, kad būtent derivatyvai yra tai, kas yra tas pavojingas ginklas, kuris gali nužudyti mūsų ekonomiką. Todėl juos reikia žiūrėti iš dviejų pusių, tačiau kol jie yra ir jeigu išmokstate jais naudotis ir suvokite, kaip jie veikia, tai gali būti papildomas įrankis jūsų investavimo portfelį. Ir beje, apie tai mes kaip tik kalbame Pinigologijos 2.0 laidoje, kuri vyksta visą laiką iš karto po viešosios laidos, tik jau skirta ne visiems, o tiems žmonėms, kurie yra Starfish Academy online narystės nariai. Ir į ją lygiai taip pat ir jūs galite patekti visiškai nesudėtingai, tiesiog nuėję į svetainę narystė.starfishacademy.lt ir vos už 4,97 € prisijungia prie šitos narystės, tai yra mėnesinis mokestis be jokių įsipareigojimų, be to dar gausite ir kursą dovanų, pavadinimu Laiko proveržis, kurio vertė yra 97 €. Tai būtent toje uždaroje Facebook'o grupėje, kaip tik jūs ir turite galimybę pratęsti mokymąsi gilesnėmis temomis, tokiomis kaip pavyzdžiui mano minėtas išvestinių instrumentų naudojimas. Ir kitas dalykas yra dar tai, kad jūs galite netgi būti Starfish Academy online bendruomenės nariais visiškai nemokamai, jeigu be to tampate ir Starfish Academy rekomendacijų partneriais, po to, kai tapsite nariais, susiregistruodami svetainėje starfishacademy.lt affiliate ir turėdami galimybę už kiekvieną jūsų pakviestą draugą gauti 100% komisinių, kas reiškia, kad vienas pakviestas draugas duodam 100% nuolaidą ir jūs esate nariais nemokamai, na, o antras, trečias, ketvirtas draugas, kuris kaip ir jūs esate narys, jau gali duoti jums galimybių netgi uždirbti ir pasyvių pajamų kartu su Starfish Academy. Taigi naudokitės galimybę, nueikite į svetainę starfishacademy.lt, narystė.starfishacademy.lt, kad taptumėte online bendruomenės nariais ir turėtumėte galimybę mokytis kartu su bendraminčiais ir pažingsniui eiti vis į gilesnės temas jūsų finansinio raštingumo investavimo srityse ir lygiai taip pat tapkite rekomendacijų partneriais, kad galėtumėte dalintis tai su savo draugais ir būti kartu su jais nariais visiškai nemokamai, netgi uždirbti pasyvės pajamas su mumis. Tai tokia šios dienos tema yra apie finansinius instrumentus ir išvestinės priemonės. Tuo tarpu aš laukiu jūsų užduodamų klausimų, kaip ir minėjau, juos galite užduoti štai čia tiesiai po video esančiame komentarų lauke ir aš mielai juos atsakysiu visiškai netrukus, todėl duodu šiek tiek laiko jums užduoti klausimus ir pažiūrėsime, kasgi šiandien bus tas žmogus, kuris laimės mūsų įsteigtą prizą. Tam, kad galėtumėte savo ramiai klausimus surašyti ir užduoti, trumpą reklaminę pertraukėlę, po kurios grįžtame į gyvąjį eterį. Tam, kad įgyt daugiau žinių, išmokti finansinio raštingumo, mokykloje mokėmės išmokti žinių gyvenimiškų, toliau mokėmės universitete profesinių žinių ir finansinių žinių niekur nesimokėm, o gyvenimas parodė, kad be šių žinių negali toli važiuoti. Na, visą laiką domino investavimas, savo jėgom nepavykdavo galbūt tiek rasti informacijos teisingos, o čia susirenka būtent tie žmonės, kurie tai daro, su jais galima bendrauti šiom temom, galima užduoti klausimą, gauti atsakymą. Šiaip patarimų labai gerų, tai čia buvo pagrindiniai lūkesčiai surasti bendruomenę, mąstančią galbūt taip pat kaip ir mes.
noriu patekti į insiderių grupę, būti su tai žmonėm, kurie masto taip pat kaip aš, noriu tobulėti ir taipogi jau noriu išmokti sužinoti daug naujo, ko tikrai nežinau šiai dienai. Lūkesčių turiu. Kągi, grįžtam į gyvą eterį, matau, vienas klausimas jau yra, kviečiu ir kitus taip pat aktyviai dalyvauti laidoje, nes kaip ir minėjau, užduoti klausimus apsimoka ne tik dėl to, kad gaunat atsakymą, bet dar ir dėl to, kad turite galimybę laimėti mūsų įsteigtų prizų. Ir štai Gustas klausia, pradedant verslą internetu, nuo kada reikėtų pradėti mokesčius mokėti? Ačiū Gustai už klausimą. Na, mano galva, mokesčius reikėtų pradėti mokėti iš karto, kai pradedi verslą. Tai čia yra normalu, jeigu norime vystyti teisėtą ir legalų verslą. Klausimas dabar yra, ką reiškia pradėti verslą internetu, nes tai gali būti tiesiog kažkokie individualūs pardavimai vienokio ar kitokio prekio, kur jūs galbūt darysite tai per individualią veiklą ir tokiu atveju bus vienokie mokesčiai. Kitas variantas, jeigu jūs įsteigsite mažąją bendriją ir per ją jau vystysite veiklą, tuomet mokesčiai bus kitokie, bet kuriuo atveju arba mokesčiai mokami visą laiką į priekį, yra tik tais du būdai mokesčius mokėti. Taip, tai yra į priekį už metus arba už mėnesį arba už 2, kas yra per verslo liudijimą, arba jie mokami pabaigoje metų už metų rezultatus. Taip, tai jeigu tai yra individuali veikla, tai per deklaraciją asmens pajamų ir turto. Jeigu tai yra mažoji bendryja, tai atitinkamai pateikus jos finansinius rezultatus mokesčių inspekcijai, mokamas pelno mokestis, na ir visi kiti su darbuotojais ir kitais dalykais susiję mokesčiai. Tai klausimas daugiau yra ne kada, bet gal kuriuo variantu mokėti mokesčius, nes mokesčius mokėti turėtumėte visą laiką. Kitaip tai yra tai, kas būtent leidžia jums lygiai taip pat beje naudotis tam tikrom valstybės nemokamom paslaugom ir kitais dalykais. Tik tais klausimas, kaip mokesčius optimizuoti, kad mokėti juos efektyviausiai ir nepermokėti daug, o būtent naudoti tuos pinigus prieš tai verslo vystymą, po to jau mokėti nuo rezultato. Tai šituo atveju, žinoma, verslas suteikia daugiau lankstumo ir galimybių tam. Andrius klausia. Sveikas, patark man, ar teisingai mąstau, jeigu investuoju į P2P tam tikrą sumą pinigų, pasisvėręs rizikos laipsnį ir pusę pinigų su X palūkanomis ir grįžtama mano pinigų suma per mėnesį, man dengia, tarkim, telefono sąskaitą mėnesinio, o kitą pusę toliau refinansuoja, tai aš susikuriu pasyvės pajamas. Bendrai paėmus, Andriau, visiškai teisingai mastai, pasyvios pajamos yra ne tik tai, ką reinvestuoji, arba ne tik tai, ką pasiimi, bet apskritai srautas, kuris yra generuojamas kaip, pastovės mėnesinės pajamos iš tavo sukurtų investicijų. Tai tarkime, visa tai, kas lieka viršaus atėmus išlaidas ir yra tų pasyvių pajamų srautas. Nekilnojamo turto atveju tai yra tai, kas lieka sumokėjus komunalinės, mokesčius valstybei, atsidėjęs galbūt susiplanavus tam tikrus atidėjimus remontui. Tai visa tai yra jūsų pasyvios pajamos, kas lieka, kurias jūs galite spręsti, ką daryti su jomis. Ar toliau reinvestuosite, ar tiesiog naudojate savo pragyvenimo tam tikrų išlaidų dengimui. Bet galutinis tikslas juk finansinės nepriklausomybės ir yra susikurti tas pasyvias pajamas, kurios be jūsų aktyvaus darbo būtų generuojamos ir ateitų į jūsų kišenę, kad galėtumėte gyventi pirmiausia tokį gyvenimo lygį, kaip esate gyvenantis dabar. Tai yra ne iš karto ten apie kažkokias didelės svajonės galvojantis, bet būtent apie tokias išlaidas, kurios jums reikalingos dabar, kad padengtumėte savo maistą, telefoną tą patį, pragyvenimą bute, ten nuomą ar savo būtų išlaikymą, automobilį galiausiai, drabužius ir taip toliau, ir sveikatos išlaidas. Va tos bendrosios būtinosios išlaidos, tai yra pirmas žingsnis, kai jūs išeinate iš užburto žiurkių rato, vadinamojo, padengdami jas pasyviosiam pajamom. Tai šituo atveju tavo paminėtas pavyzdys yra tikrai pasyvios pajamos, skirtumas yra tik tais tame, kad P2P atveju tu jas gausi tol, kol tavo dalis pinigų pastoviai suksis būtent tenais skolinama kitiems žmonėms. Netgi tada, kai tu ištrauksi savo pirmąją investiciją, pradinę, tai yra savo pirminius pinigus, kurias ten įdėjai, vis tiek turėsi palikti suktis kitą, kad ir prieaugio sugeneruotą pinigų dalį, ko nėra, pavyzdžiui, nekilnojamo turto atveju, nes nekilnojamo turto atveju tu gali turtą turėti jau iš jo ištraukęs pinigus ir atitinkamai tos pinigus nukreipti į kitą investiciją, tuo tarpu P2P atveju arba akcijų atveju tai yra vadinama pinigų parkavimas, kai tu užparkuoji pinigus ir jų veikla, tokiu būdu tas jų darbas generuoja tau prieaugį ir tame tarpe ir pasyvės pajamas. Tai ačiū už klausimą, Andriau. Mantas klausia. Kokia nekilnojamo turto kaina butai Vilniaus mieste už 1 kvadratinį metrą šiai dienai yra priimtina investavimui, kalbant apie būstą bei remonto arba su minimaliu remontu? Labai geras klausimas, man tai visų pirma negali pasakyti, kokia priimtina vienareikšmiškai, nes viskas priklauso nuo rajono. Taip, tai yra vienam rajone gali būti priimtina kaina, tarkime,
1300 eurų už kvadratą, jeigu tame rajone bendrai kaina yra 2 su viršum tūkstančio, na sakykime, paimkime centrą senamiestį, kokį Paupį arba Užupį, kainos būtent tokios yra. Taip, ir kitu atveju, jeigu mes kalbame apie, tarkime, naujininkus kokius, tai gali būti, kad 1200 eurų už kvadratą kaina kaip tik bus didelė, nes bendrai paėmus ten tokia yra kainų lygis toksai yra šiuo metu. Taip, tai tuo atveju kaina gera būtų gal 800, gal 700 eurų už kvadratą. Bet bendras principas, kaip jau esu minėjęs ne kartą, yra tai, kad jūs turite pirkti žemiau rinkos kainos. Tai kuo labiau žemiau rinkos kainos tame rajone, kuriam jūs nagrinėjate pirkimą, ta kaina yra, tuo atitinkamai yra geresnė investavimui. Nuo to priklauso, kiek turite uždirbti, nes uždirbate jūs, primenu, ne parduodami, o būtent pirkdami. Tai tikiuosi, man tai atsakiau į klausimą. Atsiprašau šiek tiek, vieną sekundėlę atsiprašysiu, nes kažkaip sloga pradėjo eiti, tai vieną sekundę. Ok, atsiprašau, šiek tiek. Taip, taigi turim 3 kandidatus. Mantą, Andrių ir Gustą laimėti mūsų šios dienos prizo. Ar yra dar kažkas tai, kas prisijungs prie šių 3 vyrukų, tam, kad galėtume išrinkti šios dienos nugalėtoją. Jeigu taip, paskubėkite parašyti, nes laidos lieka visiškai nedaug laiko. Tuo tarpu priminsiu, kad jeigu norėtumėte prisijungti prie bendraminčių ir ne tik tai žiūrėti mūsų pinigologijos laidas kiekvieną pirmadienį, bet ir turėti galimybę tobulėti aktyviau ir sparčiau, vienas iš ko gero tokių paprasčiausių ir pigiausių žingsnių yra Starfish Academy online bendruomenė, kurioje turite galimybę uždaroje grupėje gauti laidos tęsinį pinigologija 2.0, gauti visas kitas vertės, kurios yra išrašytos svetainėje narystė.starfishacademy.lt ir visą tai kainuoja jums vos 4,97 € per mėnesį be jokių įsipareigojimų, be to netgi turint galimybę būti visiškai nemokamai nariu, tiesiog rekomenduojant tą narystę bei kitus mūsų produktus kitiems savo draugam ir pažįstamim tapus rekomendacijų partneriu. Gustas dar klausia. Pradedant internetinę kompaniją, kur individualiai parduodamos prekės, kur reikėtų ją legaliai užregistruoti ir kuom naudingiau turėti užregistruotą savo kompaniją virš tokio varianto, kad tiesiog pardavinėtum be jokios registracijos. Tikiuosi pakankamai aiškiai suformulavau šį klausimą. Na, tiesą sakant, pradžioje galvojau, Gustai, kad aiškiai, antroji daly nelabai supratau. Tai pirmas dalykas, kur užregistruoti, ten, kur ir visos įmonės yra registruojamos, Gustai, čia reikėtų pasidomėti tiesiog formą, kokią tu įmonę nori registruoti, bet tam yra registrų centras, tam yra įmonės, kurios teikia registracijos paslaugas, praktiškai bet kokia teisinė kontora, buhalterinė kontora to užsiima, jie teikia būtent įmonės registravimo paslaugas. Arba registrų centre, jeigu tai yra mažoji bendrija, galima su tipiniais įstatais tą padaryti internetu ir niekur netgi nevažiuoti. Klausimas antras, tai yra kam apsimoka ir kuo naudingiau, tai aš jau paminėjau. Pirmas dalykas, kad tai yra legalu ir teisėta ir pagal įstatymus, jeigu tu vykdai kažkokią veiklą, tu turi turėti juridinį asmenį arba individualią veiklą kažkaip ją įforminęs, kitu atveju tai yra mokesčių slėpimas ir gali grėsti baudomis. Antras dalykas, tai apsimoka dėl to, kad tu tada teisėtai gali naudoti tuos pinigus prieš mokėdamas mokesčius ir dar nurašinėti išlaidas, kurios yra susijusios su tavo verslo vystymu. Na, pavyzdžiui, ta pati Facebooko reklama, ten Google reklama, prekių įsigijimas, automobilio transporto išlaidos ir taip toliau ir taip toliau. Mes apie tai, Gustai, esame kalbėję ne kartą ankstesniuose laidose, tai kviečiu pasidomėti ir tikrai rasi atsakymų. Taip, Karolis rašo. Sveiki, kokią atsidaryti veiklą nuomojant vieną būstą? Vieną būstą, Karolį, nuomojant atsidaryti veiklą klausimas ar verta. Taip reikia pasiskaičiuoti, nes nežinau nei kokiam mieste, nei kokios pajamas tas būstas generuoja, nes nuo to priklauso. Kitaip tariant, reikėtų paskaičiuoti, kas yra pigiau. Ar įsigyti verslo liudijimą, kas yra pigiausias variantas šituo atveju, jeigu tai yra tik tais vienas būstas, ar mokėti 15% metų pabaigoje. Tada jokios veiklos nereikia, nes nuoma nėra priskiriama individualiai veiklai. Tai yra tik 2 variantai. Tai paskaičiuok savo metinės pajamas, kurios tikiesi, kad gausi arba gauni iš to būsto
Jeigu 15% nuo tų pajamų yra mažiau negu verslo liudijimo metams kaina, reiškia apsimoka per 15%, jeigu atitinkamai verslo liudijimo kaina yra mažesnė, tada apsimoka per verslo liudijimą. Taip, Adomas klausia, ar yra kokie įrankiai galbūt internete, kur galima būtų matyti rinkos kainą ir visų NT pardavimų vertinimą atsižvelgiant į rinkos kainą. Tai yra padėtų iš karto filtruoti tuos NT, kurie yra pakankus investavimui. Na, Adomai, geras verslo būtų modelis, beje, tokį sukurti įrankį, galbūt būtų tikrai naudingas. Iš principo yra keli portalai, kuriuose gali susirinkti informaciją, bet vis tiek ta rinkos kaina yra toks dalykas, kuris yra pakankamai visgi reikalaujantis tyrimo tokio asmenio. Tai žinoma, Oberhausas yra svetainė, kurie kiekvieną kartą skelbia nekilnojamo turto indeksą Lietuvoje. Lygiai taip pat Naryvas skelbia apžvalgas, kas mėnesį beveik praškai, kas ketvirtį išeina jos Lietuvos rinkos. O bendrai paėmus Aruodas ir ntSandoriai.lt. ntSandoriai.lt galima surasti registrų centro informaciją apie įregistruotus sandorius ir jų vertės ir tai gali kaip tik parodyti, kiek toje vietoje maždaug yra ta rinkos vertė orientacinė maždaug. Taip, Gustas dar tikslin. Dar norėjau paklausti, kur geriausiai jūsų nuomonė pasiskaityti apie verslo naujienas? Na, Gusta, irgi labai platus klausimas, nes klausimas apie kokias verslo naujienas, apie kokios šalies ir taip toliau. Tai tų portalų yra įvairių. Jeigu Lietuvoje, tai ko gero Verslo žinios yra tas portalas, kuris bendrai apie visas verslo ir investavimo naujienas teikia informaciją. Artūras Mauricas klausė, sveiki, labai smagu, kad būrėte bendrominčių komandą. Ar dirbate tik su pradedančiais, ar būtų ko pasimokyti investuojantojams su patirtimi? Ačiū Artūrui už klausimą, tai visokie pas mus yra žmonės, jeigu nežinau, teko girdėti apie mūsų bendruomenę ar ne prieš tai mes turime taip pat ir vidinį ratą, tai būtent vidinis ratas, tai yra Starfish Academy bendruomenės branduolys, gyvas klubinio formato susirinkimais paremtas toksai kaip ir bendruomenės formatas, kuriame kaip tik renkasi žmonės, kurie jau investuoja, turi verslus, atitinkamai ir taip pat ir pradedantieji yra, bet ir tie, kurie tai daro nebe pirmus metus ir tam renkasi tam, kad padėti tenais vieni kitiems, dalintis patirtimi ir netgi bendrus projektus ir idėjas generuoti. Tai jeigu norėtumėte pažiūrėti, kaip patekti į tą vidinį ratą, tai kaip tik tai galėtų būti informacija, kuri jums reikalinga. Šiuo metu kaip tik rengiamas naujas puslapis, kuriame bus aprašyta visa kelionė, bet iš principo, jeigu trumpai, viskas prasideda nuo tam tikrų parengiamųjų mokymų, kuriuos privalu praeiti visiems. Ir pirmieji iš jų yra kaip tik 2 dienų intensyvūs mokymai, kurie vyks dabar artimiausiai, tai kitų metų spalio pabaigoje, tai tiksliau šių metų spalio pabaigoje. Apie tai informaciją galite rasti starfishacademy.lt svetainėje. Arba brūkštelkite asmeniškai tiesiog į Starfish Academy Lietuva Facebook'o puslapį, galėsime pakomentuoti detaliau. Taip. Karolis, Kaunas, 550 eurų patikslinė. Nu tai skaičiuokime, 550 eurų kart 12, tai būnė mėnesių, 11, ko gero reikėtų labiau skaičiuoti, 6600 eurų. 15% yra 990 eurų. Ko gero, Kaune tikrai verslo liudijimas kainuoja pigiau, reiškia, apsimoka pasimti geriau verslo liudijimą iš to atveju. Adomas dar klausia, ar esate girdėję apie robo-advisor investavimą ir ką apie tai manote? Adomai, manau, kad robotų bendrai pagrįstas investavimas ir kiek esu matęs robotų visų yra niekinis dalykas, kadangi galiausiai ilguoju laikotarpiu tie robotai pralaimi ir pralošia visus jūsų pinigus, nes gali rinkoje įvykti nenumatyta situacija, kur robotai tiesiog nesugeba sureaguoti tinkamai ir įprastai tokiu būdu, kaip tik dažniausiai, kai prasideda krizė, visi robotai ir žaidžia į minusą. Kai viskas rinkoje faina ir gražu rodyti robotų rezultatus ir kaip čia robotai gražiai žaidžia ir pelningai, tačiau reikėtų pažiūrėti, kaipgi tie robotai veikia per krizės. Ir dažniausiai didžioji jų dalis praktiškai žaidžia į didelį labai nuostolį. Todėl nekviečiu susidomėti robotų investavimu, geriau skirti laiko ir žinių, ugdant savo pačių žinias ir įgūdžius, kurie padės jums patiems savarankiškai priimti sprendimus. Gustas dar klausia. Gary V teigia, kad jaunas žmogus neturėtų kištis į nekilnojamą turtą, nes tai dar per daug ankstas laikas, ankstyvas, atsiprašau sekundėlę. Nes tai per daug ankstyvas laikas, tokia investicija ir geriau su tuo kapitalu bandyti kažką rizikingesnį sukurti, kas atneštų daug didesnį pelną. Ką jūs manote apie tokią nuomonę?
Gustai, aš manau, kad Gary Vee šitoje vietoje galbūt ne visai tai norėjo pasakyti arba kažkaip netaip supratote, nes mano galva pirmas dalykas, žmogus turi investuoti į ten, kur jaučia aistrą. Tai jeigu jaunas žmogus yra, kuris jaučia tą aistrą ir turi žinių arba kapitalo to užsimti, nekilnojamas turtas gali tapti lygiai taip pat puikia jam galimybė uždirbti ir lygiai taip pat tai nereiškia, kad nekilnojamas turtas yra tik tais kažkokia vidutinė grąža duodanti investicija. Tai yra galimybė ir pakankamai didelis procentus uždirbti nekilnojamam turte, tam reikia tik tais daugiau žinių. Jeigu jam atitinkamai yra aistra daugiau, sakykime, verslo kūrime arba ten kažkokio akcijų prekyboje, tuomet taip, tuomet atitinkamai tegu eina tenais. Vienintelis dalykas, kas yra šitam teisinga, yra tai, kad jaunas žmogus turi daugiau laiko suklysti ir pataisyti klaidas negu vyresnio amžiaus žmogus. Dėl to jisai turi prabangą daugiau galbūt eksperimentuoti ir žaisti su rizikingesniais instrumentais, bet klausimas, ko mes norime. Ar vaikomės greito uždarbio, ar tvariai darydami pastovius veiksmus, netgi nuo paties jauno amžiaus galime tiesiog pastoviai susikurdami vis didesnį pasyvių pajamų srautą, kad ir iš to paties nekilnojamojo turto turėti galiausiai galimybę išeiti į pensiją 45, nes turėsime pakankamai didelį pasyvių pajamų srautą. Taip, ir Deividas dar klausė, labai labas, kokia tavo nuomonė apie nekilnojamo turto kainą šiuo metu, kodėl jos taip stipriai pakilusios? Nuomonė tokia, kaip ir sakyčiau, dvejopa, tai yra tikrai jos išsipūtusios yra, klausimas ar išsipūtusios dėl tų pačių priežasčių, kurių buvo 2008 metais, dalinai taip, dalinai tai yra dėl pinigų pompavimo į ekonomiką, kuri tikrai pastaruoju metu buvo labai didelė suma tiek Europoje, tiek Amerikoje spausdinama ir atitinkamai iš to, kaip ir atrodytų ekonomika auga, atlyginimai didėja, dėl to didesnis, kaip ir atrodytų, yra noras žmonių pirkti prabangesnį turtą ir iš to didėja lyg ir kainos. Galėtų būti vienas aiškinimas ir kai kurie vystytojai taip ir aiškina. Iš kitos pusės klausimas, ar tai yra tvarus augimas, manyčiau, kad ne, nes vis tiek tas įperkamumo lygis nėra pakankamas Lietuvoje, lyginant su kitom šalim, su tų šalių atlyginimais ir dėl to atrodytų verta žiūrėti, kad tos kainos visgi yra šiek tiek išsipūtusios. Vienintelis skirtumas nuo 8 metų yra tai, kad jos nešoko taip drastiškai į viršų, kaip šoko 8 metais ir dėl to galbūt nevertėtų tikėtis tokios staigaus ir kritimo tų kainų, kaip matėme 8 metais, bet kad jos yra pakankamai užaukštintos ir greičiausiai kažkokia korekcija artimiausių metų, nebūtinai tokia staigi, kaip matėme po 8-9 metų burbulo turėtų įvykti, aš manau, kad taip. Taip, kas dar klausė? Puiku, daugiau atrodo klausimų nebeturime. Jeigu kažkas dar norite, brūkštelkite, bet paskutinį tikrai, nes jau laikas pereiti man į laidos pabaigą, nes reikia dar pasiruošti, kaip minėjau, Pinigologijos 2.0 laidos daliai. Ir šiandien aš norėčiau įteikti prizą, taip, Artūras, Gustas, Adomas, Gustas, Mantas. Kiek daug jūsų šiandien. Gerai, duodam prizą šiandien. Va, dar paskutinį klausimą Adomas kaip tik uždavė. Žinau, kad investavimas į nekilnojamo turto ofiso patalpas yra kitokia sfera negyvenamųjų patalpų ir yra nemažai kitokių niuansų. Kokia tavo nuomonė apie investavimą ofisinės patalpas, tarkime, Vilniuje? Pliusai, minusai palyginus su nekilnojamo turto gyventojams. Kaip ir teisingai parašėjai, visiškai kitokia sfera, aš asmeniškai patalpomis nelabai užsiimu, bet bendrai paėmus pliusai kokie. Pliusas yra tai, kad nekilnojamas turtas komercinis, jisai visą laiką bendrai paėmus yra pelningesnis. Taip, net jeigu vidutinė pelningumą skaičiuoti, tai nekilnojamo turto gyvenamojo nuoma, jinai grąžą duoda mažesnė negu komercinio. Iš kitos pusės viskas yra gerai, kai vėlgi rinka yra kylanti. Tačiau jeigu, tarkime, ekonomika yra sunkmetis, atitinkamai verslai bankrutuoja, nemaža dalis jų, tai tada klausimas gali būti tekti numažinti vėlgi tą pačią nuomos kainą arba atitinkamai nuomininkai gali nebemokus tapti ir reikia jų ieškoti naujų, kur su gyventojais ta problema nors ir yra, bet visgi vis tiek yra lengviau sprendžiama, nes galima trumpalaikę nuomą perinkti, atitinkamai gyventojų besinuomojančių yra daugiau. Šituo atveju dalis verslų gali nuspręsti, kad ofiso nebereikia arba turės ofiso savo namuose, ir dėl to atitinkamai galite nebetekti nuomininkų. Iš kitos pusės, tokiu pačiu būdu, dėl tos pačios krizės, dalis verslų iš prabangesnių verslo centrų tada migruoja į netokius prabangius biurus ir vėlgi tai gali būti jūsų tikslinė auditorija. Tai labai svarbus klausimas yra būtent į kokio tipo komercinės patalpas. Taip, jeigu tai visgi yra tos tokios ne prabangos klasės, tai gali būti irgi visiškai nebloga alternatyva. Tai nėra taip, kad tai yra geriau arba blogiau, tai yra tiesiog kitoks segmentas.
segmentas nekilnojamo turto investavimo. Na, paskutinis Gustas, tikrai viskas, jau nebe priimsiu šiandien klausimų, jeigu norite, galite rašyti, bet kitos laidos metu aptarsime. Gustas klausia, kaip asmeniškai manot geriau statyti mažą, mažiau rizikingesnį pinigų srauto mašiną ir vėliau pasinaudojant jos sugeneruotais resursais bandyti vystyti kažką didesnio, taip sumažinant riziką, ar geriau tiesiog iškart šokti prie didesnio projekto. Gustai, labai vienareikšmiškai atsakyti sudėtinga, nes tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus rizikos tolerancijos. Taip, kiek pats žmogus yra rizikingas. Vienam atrodo rizika didelė ir priimtina ir jisai savo ramiai ją priima, kitam ten vos 100 eurų praradimas jau yra labai didelė rizika ir kelia jam didelės emocijas. Bet jeigu bendrai paėmus, ko gero vienas iš efektyviausių būdų apskritai kurtis savo pasyvės pajamas ir atitinkamai prieiti prie pelningesnių investicijų, tai yra verslas, kurį jūs kūrėte, nes tai irgi yra jūsų aktyvas galintis ateityje generuoti pasyvės pajamas, netgi jeigu jisai ilgiau užtrunka, ir verslo generuojamų pajamų reinvestavimas į kitas turto klases, tokias kaip nekilnojamas turtas, lygiai taip pat akcijos ar kiti dalykai gali būti. Tai yra verslas, kuris leidžia jums uždirbti daugiau ir valdyti iš mokesčių pusės tus pinigus prieš sumokant mokesčius, tada atitinkamai tų pinigų reinvestavimas, kurias uždirbate versle. Tai va čia mano galva yra efektyviausias modelis, bet kiekvienas renkasi pagal save. Kitam galbūt yra ir savo darbo pajamų investavimas, tik skirtumas yra tame, kad pagalvokite, kiek pinigų tokiu atveju jūs paliekate kaip mokesčius sumokėtų. Virš 50% jūs sumokate mokesčius ir tai, kas lieka nuo to, ką išleidote, arba ten prieš tai, kai išleidote, 10, 15, 20% bandote investuoti. Tuo tarpu versle jūs turėtumėte galimybę tai padaryti su visa pinigų suma prieš sumokėdami mokesčius ir tai būtent yra atsakymas, kodėl tai yra vienas iš efektyviausių būdų, nes tai atveria jums gerokai didesnės galimybės ir investuoti, prieiti prie kai kurių investicijų, prie kurių netgi fiziniai asmenys tam, kad prieitų, turėtų būti uždirbantis labai ženklės sumas per metus ir taip pat efektyviau valdyti mokesčius. Puiku. Viskas. Šiandienai klausimai užduoti ir turiu pasirinkti nugalėtoją. Šiandien labai norėčiau įteikti visgi prizą dviem žmonėm netgi. Tai yra Adomui ir Gustui. Labai aktyviai abu dalyvauti. Negaliu atsirinkti nei iš vieno iš jūsų ir matau berods pirmą kartą jūs užduodamus klausimus. Dėl to abiem jums dovanų vienas iš mūsų internetinių kursų pavadinimu 10 žingsnių pinigų link. Tai būtent jisai galbūt ir padės atsakyti Gustui klausimus, kaip čia geriau tuos pinigus uždirbti ir investuoti. Na, o Adomas taip pat įgys idėjų, kur galbūt po to ir nekilnojamo turto investavimą galės nukreipti tas pajamas. Tai šis kursas jums dovanų, kad gautumėte jį, parašykite į Starfish Academy Lietuva Facebook'o grupę ir mūsų bendruomenės koordinatorė Joleta pasirūpins tuo, kad tie kursai būtų prijungti jums. Ir atitinkamai galėsite pradėti mokytis. Na, o to tarpu su visais kitais susimatysime arba pirmadienį, tuo pačiu metu 5 valandą, kaip ir minėjau, galite rasti įrašus mūsų Facebook'o kanale, YouTube'o kanale, Pinigologijos svetainėje, arba jeigu esate Starfish Academy online bendruomenės narys, arba jeigu tokiais tapsite štai dabar, dar iki laidos pradžios, nuėję į svetainę narystė.starfishacademy.lt, tuomet susigirdėsime po 10 minučių Pinigologijos 2.0 eteryje. Tenais jūsų ir laukiu. Geros savaitės pradžios ir iki pasimatymo.